Kai tu darai, kas tau patinka, tu eini pačią autentiškiausią vibraciją į tai, kas tu iš tikrųjų esi. Įsijungi į aukštesnį dažnį, į tą, kas tu iš tikrųjų esi, ne šitą fizinę asmenybę, bet kas tu esi viskas. Pilnai paėmus tavo aukštesnysis aš, tavo sielą ir tavo fizinę asmenybę sujungi į vieną. Tai ir esi tu. Tai kai tu pradedi daryti tai, kas tau patinka, tu eini tuo keliu, kuris yra būtent tau skirtas. Ir tu pritrauki tada viską, ko tau reikia, kada tau reikia. Įsidėmėk, nesakiau to, ko tu nori. Tu pritrauki tai, ko tau reikia, o ne tai, ko tu nori. Nes ko tau reikia iš tikrųjų yra, ko tu nori. Bet galbūt kai kurie žmonės nežino to. Ir kai tai gaunant, suprant, kad iš tikrųjų to ir norėjai. Esmė ir tame, kad daugelis žmonių galvoja, kad aš apsimesiu čia kažkom kitkom, aš darysiu kažką kitką, negu aš iš tikrųjų esu, negu mano natūraliai aukščiausia vibracija yra, aš darysiu kažką kitką ir mane tai nuves į didesnę sėkmę, į daugiau pinigų bus, daugiau tenės kažkokių kitokių situacijų, galimybių, sinchronizacijų, bla bla bla. Nifiga. Kelias gali atrodyti va toks va. Tiesus tiesiausias. Bet per visą šitą kelią, jeigu tu nebūsi savo autentiškiausios vibracijų, tu susidursi su tiek daug blokų, su tiek daug visokių nesąmonių, kurios tave sustabdys. Ir tas kelias, kuris turi mažiausiai pasipriešinimo, kuris iš tikrųjų yra tavo autentiškiausia versija, darant tai, kas tau patinka, yra galbūt toks, va, makaliūzė. Bet ans bus greitesnis palyginus su to tiesiog tiesiu keliu. Nes tas kelias makaliūzė yra tavo natūraliausia, autentiškiausia versija. Tai yra kelias turintis mažiausiai pasipriešinimo. Tai daryk, kas tau patink. Sek savo aistrą. Nes taip tu pritrauksi, sekdam savo aistrą viską, ko tau reikia. Pritrauksi ir pinigus, pritrauksi ir galimybės, pritrauksi sinchronizacijas, pritrauksi žmonės, pritrauksi viską, ko tau reikia. Kad tu galėtum dar daugiau sekti savo aistrą. Mes kiekvienas turim savo unikalią srovę šitam vandenyne. Pradėk sekti tą srovę ir pamatys, kokia magija tau gyvenime vyks.